Ankštiniai. Gali būti ant jūsų stalo ir konservuoti ankštiniai. Tai yra puikus skaidulų ir augalinių baltymų šaltinis. Įtraukite juos į racioną, ypatingai vakarienės metu. Tai yra nuostabus produktas ir būtent lėtinių neinfekcinių ligų prevencijai bei normalaus kūno svorio draugas. Gali ir virti ankštinius, pupos, lęšiai, avinžirniai, bet užtruksi tikrai ganėtinai ilgai. Jeigu trūksta laiko, rinkis konservuotus lęšius, avinžirnius, pupas ir pupeles. Svarbiausia, įtrauk juos į savo racioną. Jeigu patiko mano patarimai, spausk like ir rašyk komentaruose daugiau patarimų ir aš su tavim pasidalinsiu, kaip išsirinkti maisto produktus ir kokių mitybos rekomendacijų turi laikytis tam, kad išsaugotum sveikatą ir normalų kūno svorį. Sek mane ir prenumeruok naujienas Sveikatai palankus ir sužinok pirmas mitybos rekomendacijas.